Gerą žinią. Prieš 2 dienas naktį prabundu, ir staiga galvoju, viskas, jau laikas. Taip ir reikia daryti. Kito kelio tiesiog nėra. O vakar biržuose buvau ir žmonėm irgi pasakiau tą mintį. Bet ten nedaug žmonių buvo, ar ne? O mintis yra elementari ir paprasta. Ir naujajam laikraštį apie šitą irgi parašiau. Taigi, jeigu Lietuvos žmonės nusprendžia ir liepia prezidento institucijos rėmuose, prašau, darykime tvarką Lietuvoje. Aš tada nusiteikęs tikrai muštis su visais tais išdavikais, kurie dabar yra valdžioje kitose pozicijose. Kad prezidentas gali užsienio reikaluose daug, viskas aišku, ten karo reikaluose arba teisėsaugoje irgi turi įtaką tam tikrą. Bet Lietuvos vidaus politikoje, kas iš to, kad reikia pakeisti tą ir tą ir tą, priimti tokius įstatymus, aš vis tą pakartosiu. Vyriausios rinkimų komisijos rašte man pasakytą frazę, kad pavyzdžiui, mano mintis, kad reikia priimti, čia Seimas turi priimti, užsienio agentų įstatymą, prieštarauja Lietuvos konstitucijai, Lietuvos nepriklausomybei. Mano mintis, kad negali galioti konstitucijos pakeitimai, kurie padaryti prieštaraujant konstitucijai. Kad šita mintis prieštarauja konstitucijai, prieštarauja nepriklausomybei, savarankiškumui. Tai mano programoje yra surašyta daug įstatymų, kuriuos reikia pakeisti arba dalį priimti naujai. Programoje surašyta konstitucijos daug nuostatų, kurias reikia pakeisti. Prezidentas nieko negali padaryti, jis gali teikti Seimui. O Seimas turi visas galimybės atmesti. Galima teikti antrą kartą, galima nepasirašyti Seimo įstatymų, o Seimas gali to nepasirašymą naujai prabalsuoti. Taigi, reikia imti Seimą. Užtenka. Tam, kad prezidento darbas būtų lengvesnis, nelengvumo klausimas, efektyvesnis. Aš galiu muštis ir mušios. Iki Seimo paleidimo, iki ko tik norit, ar ne? Neaišku, kaip įsidėlioja situacija. Bet tam, kad darbas būtų efektyvesnis, reikia imti Seimą. Taigi, ko reikia? Reikia 200 Lietuvos žmonių pasiryžusių, suprantančių, kad rudenį spalio mėnesį reikia dalyvauti rinkimuose su nauja politinė jėga. O tiesiog kaip rašiau ir taip išėjo. Nauja politinė jėga. NPJ. Nauja politinė jėga. Reikia įkurti partiją. Norint įkurti partiją, reikia, kad 200 žmonių pasakytų, mes palaikom Vaitkaus mintis ir pagal Vaitkaus programą mes savo partiją įkuriam su ta programa. 200 žmonių, kiekvienas po 10 bendraminčių suranda. Tik 10 reikia kiekvienam iš jų. Tas 10 žmonių parašo įgaliojimą. Pavyzdį aš jau turiu įgaliojimo. Įgaliojimą atstovauti suvažiavime ir balsuoti, nes reiks balsuoti už įstatus, už programą, už tarybą, suvažiavime balsuoti. Tai gali atvažiuoti į suvažiavimą 2200 žmonių, bet negalės atvažiuoti tiek daug. Dėl įvairių priežasčių tiek vietos nesurasim, bet 10 žmonių gali įgalioti savo pažįstamą, kad jisai atstovautų juos ir už juos balsuotų. Tai reiškia 220 žmonių, kurie atstovauja bendroj sumoj 2200 Lietuvos žmonių, kurie sako, įkuriam partiją. Koks laiko ceitnotas yra? Pagal įstatymą, kadangi rinkimai spalio mėnesį, turi būti partija užregistruota ne mažiau kaip prieš 6 mėnesius. Reiškia, paskutinis terminas yra balandžio vidurys. Pagal įstatymą Teisingumo ministerija gali mėnesį laiko krapštyti pakaušį ir vilkinti patvirtinimą šitos partijos. Reiškia, turim kovo vidurį.
Dabar parašiau būti ar nebūti. Štai klausimas. Ar yra Lietuvoje 200 žmonių, kurie palaiko tai, ką aš sakau, ir tas programos tezes, kurie palaiko? Ką reikia padaryti Lietuvoje, ko prezidentas negali savo vien jėgom padaryti? Tam reikia pritarimo Seime. Ar yra 200 žmonių tokių Lietuvoje? Ir ar kiekvienas iš 200 žmonių gali surasti dar 10 žmonių, kurie jam parašytų įgaliojimą ir pasirašytų kaip steigėjai? Aš naktį suskaičiavau, kiek aš galiu tokių žmonių surasti. Ir man kažkaip pasirodė, kad tai viskas yra įgyvendinama. Dabar mano uždavinys. Per savaitę laiko aš su juristais išsiaiškinu. Dar ar visos mano suvokimas juridinis, ar jisai teisingas, ar aš nepadariau kokių klaidų. Tam duodu savaitę laiko. Žmonės apie šitą jau išgirdę. Koordinatoriai Facebook'e yra surašyti. Dabar naujajam laikraštį, kurį kitą savaitę reikia išleisti, tos 200 000 arba 400 000 tiražą. Ir taip galima. Tai ten koordinatorių pavardės bus surašytos. Tai visi pritariantys šiai minčiai skambina koordinatorium. 200 žmonių yra ir turi savo steigėjų sąrašus. Per savaitę laiko mes surenkam 2200 asmenų ir šio mėnesio pabaigoje padarom gal Kaune, gal Alytuj, gal Kėdainiuose suvažiavimą ir pateikiam dokumentus Teisingumo ministerijai registracijai. Programa tokia pati. Programa tokia, norite pakeiskite, norite papildykite, bet ar yra prasmės papildyti, kai yra kaip 10 Dievo įsakymų? 2000 metų, ar ten ką nors labai papildysi? Galima papildyti detalės ir nesminės, paskui bet kada. Tai šitas uždavinys, man atrodo, įgyvendintinas ir aš vėl pakartosiu tą patį. Jis nėra sunkus, 1, 2 ir padaryta. Ir aš jau žinau, kur labai nedideliam ratelėje, kur pakalbėjau, entuziastingai palaikančių yra. Taigi, savaitę man dabar juridinius klausimus, paskui dar savaitę kiekvienas žmogus jaučiantis, kad jis pritarė šitai minčiai, surasti 10 aplinkinių žmonių, kurie pasirašo kaip steigėjai ir įgalioja tą žmogų dalyvauti suvažiavime. Viskas. Ar čia neįveikiama užduotis? Man atrodo, įveikiama. Gana.